Sveiki visi, su jumis ir vėl Šadomas ir šiandien filmuoju naują Farming Simulator 2017 epizodą. Tai jau yra 5, jei neklystu. Ir šiandien epizodė ką darysim, tai nežinau. Žodžiu, matau, turiu gan nemažai pinigų, nes sužinau būdus esu, aš nežinau, bet pamačiau YouTube, kad galima dirbti pas kitus ūkininkus. Ir uždirbau daug pinigų. Jo. Kaip matau, turiu čia tokį kaip servisą ar ką, žodžiu, čia gali upgradinti savo visas šitus traktorius. Matas traktorius turi dvigubus ratus, dvigubus, praplatintus. Šis ką aš paėsiu šiandien, bet tai nuvaryti gal vieną kokį darbą sumest. Parodyti kaip tai daryti. Jo. Bet tikriausiai dar nusipirksim naują traktorių arba kažką. Nežinau, galvoju su kiaulė, bet man atrodo, geriau dabar įsigysiu naują traktorių sėmąją, o paskui kiaulė. Nes dabar kad sėmąjos sėmosios. Dar traktorius tai prašau. Gerai, traktorių, matas galva čia va keistis. Vis kitaip, kitas traktorius ir aš noriu... Pačiu tokį traktorių renkies. Aš noriu... Aš noriu patrešti geriau. Pačiu duokit man normalų traktorių. Aš čia pasirinkimas labai didelis yra ir... Aš tai buvo geras traktorius. Jo, bet taip ir būna. Kai būna geras traktorius, žodžiu va šitą. Taip, nemačiau kaip duos pinigų, man nespėjau matyti. Kaip matot, yra laikas beveik 5 minutės. Tai greitai nutrešim, šis važiuoju mažiau pas laukas, tai... Aš nusivydžiu gan nemažai tų... Kažką aš nesu labai daug, bet tiesiog kažką pabandai, išbandai va pas traktorius, kažkokią techniką. Čia man davė tai trešt, tada sruta ir pjaudyti kažką tai, dabar man ir sėti jau leidžia. Kažkaip duoda, tai ir sėti, prieš tai nedavė visiškai sėti. Tokios jau greitai trešim. Ir pažiūrėsim, kai gausim. Labai daug negauni po tokių mažų laukų, bet, aš gavau 100 000 už tai, kad 25 lauką, kuris yra nepripartuvės, su tuo mažu bulvių kombainu, bet 3 metrų kederis, nulpausas visą tą lauką bulvių. Jo, man tai užtruko maždaug valandą, bet aš gavau 100 000. 120 tiksliau, kas tikrai labai apsimokėjo. Dėl to turėjau pinigų. Aš šiaip ten kiti po 20 000, aš mažiau po kokius 6 tokie mažiukai darbai. Nes tas čia labai lengvas. Laukas žiūrėjau mažiukas. Iš man užteks, nes aš dabar nežinau, ar aš jau dar kur palikau. Kažkiek. Vau, ir neužteks. Dabar nežinau, kur man reikia varyti, kad galėčiau pilnai pasiekti, kiek man reikia. Nematau, kur yra kažkas palikta. O, gerai. Aš 6-3 čia gavau. Tai jo. Matai, šitą aš uždėjau funtlauderį. Nes jo, galiu dabar iš jau daug ką galiu padaryti.
esu dar įskėliau porą modų, tai įskėliau modus šitus, čia yra tipo sea tankai, nu kad reikėtų ten vežti tų kažkokių, žodžiu, sąmonių. Tada turiu šitą ir daugiau lygių nieko. Nes, na, bet, nu, čia patį farmingą dar biškį kelia modų, tai kad geresnė kelias atsirašau. Jo. Ir mūsų valtai matysėja lauką. Valtai peržiūrėtus, kuriuos reikėtų pradėti peržiūrėti, nes negražus. Jo, tai iš tiesų reikia nusipirkti tą traktorių, kurį aš norėjau. Tai galvoju apie šitą fendą. Išmachėtų šitą valtrą. O, Massey Fergusonui nuolaida. Žiūrėkit, 20% nuolaida Massey Fergusonui. Wow. Geras. Nu, žinokit, šitą neplanavau, bet man atrodo, man reikės paimti Massey Fergusoną. Bet tai, kaip kietai. Gan tikrai didelė nuolaida. Nu, man žymiai pigiau šiais. Pasiimsi Massey Fergusoną. Žodžiu, nieko paskui pasidėsiu. Nusipirksiu šitą. Žodžiu, nusipirku Massey. Nors planavau kažkaip šito abiejų pirk, bet šitos dar geriau. Wow, geras. Man pažiūrėti mūsų Massey Ferguson niekada, man atrodo, nebuvome. Ir po traukinio bus. Oh my god, koks didžiulis. Ui, šit, kai atrodo kietai. Eik tu nafik. Ir garsas gerulis. Nu, garsas nelabai. Ir aš nežinau, kuris frontloaderis jam yra skirta. Spėjau šito didesnis. Nes čia didesnis taktų, gal didesnis frontloaderis turėti. Jo. Šiaip ką nors atėjom frontloaderį nupirkau, net nežinau. Tai jo. Žodžiu. Wow. Pasisekė normaliai. O tai taip kažkur pasimti, manau, ir siejamąją, nes kodėlgi ne. Man iš dabar liko daugiau pinigų, negu aš planavau. Šiaip dar reikia biškį garažą kažką parduot. Nu, tai žodžiu. Noriu parduoti vieną traktorių, tai yra... Žodžiu, parduosiu... šitą. O dabar turim tiek traktorių, visai normaliai. Suparduosiu šitą priekamą, jas kažkai nereikia. Svorį reikia nupirkt. Va, kam reikia dar nupirkt. Kokį didžiulį svorį. Šitą va. Pirmiausiai priekis spalva yra tokia pilka. Biškiai šviesesnį tokį pilką nupirksiu. Oh yeah. Taip ir nenupirkau siejamosios. Na tai pirksiu. Ne, kol kas, kur jinai čia? Va, šitą kol kas pirksiu. Mas kol kas tikrai užteks. Su galim nusipirkti šiek tiek sėklų iš karto vietoj. Čia kokius 3 maišus nusipirkam. Pasifinalis parduosim. Man reikia pirkti ne šitą. Man čia reikia šitą frontloaderį labai. Bet aš nežinau, ar jis iš tokiais susikabint. Man iš labai reikia. Ne, jis nesusikabint, bet tegul tada būna. Man reikia šitą frontloaderį šitą. Vis mažas tas svoris jam atrodo. Wow. Normaliai. Atsidaręs iš karto galim pripildyti sėklom. Žiūrim, kaip pildosi. Wow, tikrai nice. Visam geras. Ir paskutinį pildom.
Bus 3 tonos. Ai, šefų pas jį yra 3 tonos. Suprantu. Na tai dar reikia man... Kaip reikia pasikeisti savo panašu. Aš neprisimenu, kaip reikia pasikeisti sėklą. Neišleis. Reikia pasikeisti sėklos tipą. What? Čia sargiai. Kaip reikia pasikeisti, panašu. Povedinimas. Kaip reikia pasikeisti? Žodžiu. Čia jeigu neprašta. Neįsivaizduoju. Bet aš panašu, kaip reikia pakeisti. Žodžiu, gerai. Aš tikrai nesėsiu, pačiu. Aš jau pakeitęs. Nežinau. Gal reikia įskleisti nors. Trauks mažiukas. Jo, tikrai šimės traktorius. Kaip dirba mano Valtra? Valtra, dabar tu baig. Kaip aš joje pakeičiau sėklas povedinimas. Kaip aš buvau pakeitęs sėklą? Kas per nesąmonė? Taip, prieš tai buvau pakeitęs, dabar nepakeičiau. Kas per nesąmonė? Ai, į raidė. Ai. Gerai. Žodžiu, nerandu. Man gerai. Iš tiesų galim žiūrėti, ką galima šitam Massey Fergusonui patobulint. Galim čia įdomu galima. Sėjimuoju biškis čia pamaišęs. Ir customize, nu tai šitas tai jo variklį galima įdėti iš tiesų iki labai galingo. Galim dėti ponus, uždėsiu svorius ant ratų. Aš žinau kaip atrodys filtras, ai va gali ratų. Gerai. Skabinu. Gerai, pastatysiu štai čia sėjamąją mūsų didžiulę, čia dar kombainas bus. O kur mano svoris? Viskas atsikabinu, gal. Jo, kur žuolis Massey Fergusonas. Jį reikia pasakyti, irgi gražiai. Okei. Nežinau, kada aš įsipaid šitą epizodę. Nusipirkom Massey Fergusoną. Kurio net neplanuojam pirkt. Iš tikrųjų reikėtų gal tą įsigyti. Ai, va, reikėtų įsigyti... purkštuvą galbūt. Arba šitą daiktą. Nusipirksiu tašų barstyklį.
Jo. Manau, kad pravers. Ir galbūt dar daužysiu. Iki ten ir pasiimsiu trąšų barstyklę. Kurią reisim biškį barstyti, kad greičiau geriau augtų. Jo. Tas skutlytas šis traktorius. Ką žiūrėt? Ne, nežiūrėt. Aš kaip patyręs, aš žinau, kas šis laukai galima man patireišti, ar ką čia padaryti. Ką aš tikriausiai dar reikės padirbti. Su kitą video gal pabandysim su kiaulėm. Jeigu gal pavyks. Šiaip reikės įsigyti naują kombainą. Tai vėl reikėtų koklišų vėl apie 250 tūkstančių. Gal mažiau, nes aš to kombainą pardavus gaučiau. Pardavus šitą kombainą gaučiau maždaug pinigų ant kederių po to kombaino. Tai... na... jo. Galbūt ir nebūtų paskirčiau. Okay. Pakojam daug važiuot. Tenki varyk, tarp turiu pavyk. Vis man šitas paintas vykas, aš jau matro neparduosiu. Nors čia keista, kad čia parduosiu. Šitą paliksiu prie kiaulius ir tada ten labai tiks. Dar pravažiuos paties. Kodžiu kertinu. Čia kas zombių apokalipsė? What the fuck? Jeigu čia zombių apokalipsė, vis tik kaip zombiai vaikšto. Nesupratau bišį bairę. What the fuck? Reikia man savo trąšų barstytuvą. Nu, net neįvažiuoju šitą. Ala. Tai trąšų barstytuvą aš nežinau, kurio čia netgi reikia. Čia kiaulių pašaras. Ne, jam reikia šito. Nusipirksiu irgi 2. Aš nežinau, šitą nežiūrėjau, aš tilpo. Šitam. Ką aš net jį per daug nupirkau. Tai tikriausiai net tą nupirkau. Tikriausiai. Ai. Ai, gerai, tą. Gerai, keičiu tilpų šitam. Nu čia ferma lygis yra, bet fermai dar pasilikusi. Nu čia telpa 4 talas net. Va. Tai va, manau, kad šiam video bus tiek. Nusipirkom porą padargų ir traktorių. Kaip matėm, čia zombių apokalipsė. Nieko dar numačiau. Šitas žmogus mūsų šitų ženklų. Tik čia. Žodžiu. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, laikykit, komentuokit, prenumeruokit ir davai.